skiltis Stilingas rytas ir šįryt pokalbis suksis apie vyrišką madą. Mūsų studijos svečias ir jau galiu sakyti laidos bičiulis Algirdas Gricius, vyrių stiliaus konsultantas. Labas rytas. Labas rytas, Agne. Ta šįryt kalbėsime apie vasarišką aprangą, nors nesulaukėme šįrytos vasariškos dienos, ryto, bet galbūt, pavyzdžiui, Pajūrio regione rytas aušta kaip tik labai vasariškas ir saulėtas, tad kalbėsime apie vyriškus marškinėlius, marškinius trumpomis rankovėmis, na ir žinoma, šortus. Tad pradėkime nuo rankovių ilgio ir rankovių pločio. Kokios dažniausiai klaidos pasitaiko ir kaip turėtų būti? Taip, jeigu kalbėtume apie marškinius trumpomis rankovėmis, tai viena dažniausiai pasitaikančių problemų yra ta, kad nemaža dalis gamintojų marškinius trumpomis rankovėmis gamina tokio paties pločio rankovės, kaip ir ilgomis. Tai kas gaunasi? Gaunasi tiesiog, kad jeigu rankovės būna labai trumpos, tai jos gaunasi labai plačios ir kaip kokios vėliavos plevėsuoja, ypač pajūryje, jeigu vėjas didesnis. Tai ką reikėtų stengtis atkreipti dėmesį, tai perkant marškinius trumpom rankovėm pasižiūrėti, kad jūs būtų truputėlį siauresnis. Ir tuomet jos atrodys kur kas geriau ir neplevėsuos vėjyje. Dabar klausimas, ar reikia vilktis baltus marškinėlius po marškiniais trumpomis rankovėmis ar ne? Kokios taisyklės šiuo metu yra? Iš tikrųjų galima daryti ir taip, tačiau jeigu nuspręsite visgi rengtis po marškiniais marškinėlius, tai tuomet reikėtų arba prasisegus sagas prasisekti jų tiek, kad nesimatytų, arba jeigu norite, kad matytųsi galbūt marškinėlį kaip tik su jokiu raštu, tai paprasčiausiai tada galima marškinius atsisekti, kad matytųsi po apačia visi marškinėliai. Dar vienas marškinėlių tipas vadinamieji polo marškinėliai, kurie jau priglūdė prie kūno. Anglai sako t-shirt, ar ne, ant šitų marškinėlių, ar labiau polo jie vadina? Ne, polo visgi vadina. O t-shirt tai šitie, kurie neturi paprasti marškinėliai. Taip, kurie neturi. Tai dabar išsiaiškinkim, polo marškinėliai priglūdė prie kūno ir su apykaklė. Taip, visiškai teisingai. Su apykaklė ir apykaklė dar turi 2, 3, kartais netgi 4 sagas. Čia jau priklausomai nuo modelio, skirtingi gamintojai skirtingus gamina. Tai čia irgi lygiai tas pats būna labai dažnai su rankovėmis, kad irgi jos būna labai plačios. Ir kita problema būna tame, kad jos kartais būna tiesiog labai ilgos gaminamas, faktiškai vos ne iki alkūnių. Tai visiškai nepriduoda stiliaus, visiškai atrodo neišvaizdžiai. Tai vėlgi renkantis reikėtų pasirinkti tokius, kurie būtų trumpesnėm, siauresnėm rankovėm. Aišku, reikėtų atkreipti dėmesį, kadangi tai yra apykaklė, kad apykaklė irgi būtų patogi ir nebūtų pernelyg plati. Nes tai irgi dažnai būna problema, kad netgi viršutinė saga užsisekus lieka labai daug iš tikrųjų tarpo tarp polo marškinėlių, apykaklės ir kaklo ir atrodo negražiai. Ir reikėtų atkreipti dėmesį iš tikrųjų į plotį, nes visgi polo marškinėliai tai yra ne marškiniai ir jie turėtų būti šiek tiek labiau prigludę prie kūno. Tai jeigu marškiniai trumpomis rankovėmis pateisinami po, tarkim, švarku, ar ne visada, tai polo marškinėlių šiukštų Kaip tik sakyčiau, atvirkščiai turėtų būti. Būtent atvirkščiai. Bet dažnai iš tikrųjų yra sumaišoma, kad kaip tik marškiniai trumpomis rankovėmis neturėtų būti vilkimi po švarku. Polo marškinėliai, aišku, čia nuo kiekvieno asmeninio skonio priklauso, tačiau ypač vasaros metu tai gali būti labai puikus stilius akcentas. Gerai, dar vienas atvejis - marškinėliai trumpomis rankovėmis ir čia jau turėtų pasikeisti dar vieną mūsų pavyzdinę skaidrę. Čia jau visiškai laisvalaikio tipas, aš kaip suprantu, marškinėlių. Tai kur tokius nešioti ir kokios čia pasitaikančios klaidos ar nesusipratimai? Su trumpom rankovėm marškinėliais iš tikrųjų klaidos labai dažnai būna priešingos negu, tarkim, su polo marškinėliais. Tai yra, jeigu polo marškinėlio problema būna tame, kad jie būna per platus, per dideli, per plačios rankovės prilgos, tai ypač sportuojantis vyrai labai mėgsta parodyti. Viskas labai gerai, iš tikrųjų parodyti yra labai gražu, tačiau kartais reikėtų truputėlį bent jau vieną dydį pridėti ir neatrodyti taip labai smarkiai apsitempus. Tarkim, kaip antroje nuotraukoje, kur geltoni marškinėliai, jie pakankamai gražiai priglūdė prie kūno, ypač gražiai atrodo sportuojantiem vyram, tačiau nėra peržengta ta riba, kada jau viskas apsitempia taip smarkiai kaip sportiniai marškinėliai. Ir kitas dalykas, į ką reikėtų atkreipti dėmesį, kad jie nebūtų per trumpi. Tai yra, aišku, rankas kilnojant į viršų, galbūt jie truputėlį ir pasikels ir galbūt kažkiek tai pilvo pasimatys, bet sveikinantis, tarkim, padodant ranką, darant tokius elementarius judesius, jie neturėtų pasikelti tiek daug į viršų, kad matytųsi tiesiog nuogas kūnas. Koks turėtų būti tinkamiausias audinys tokiems marškinėliams vasaros laikotarpiu? Marškinėliai paprastai šitie yra gaminami iš trikotažinės plonesnės medvilnės. Vėlgi skirtingi gamintojai skirtingą naudoja, bet aš manau asmeniškai, kad tai turėtų būti pakankamai plonas audinys, nes iš tikrųjų marškinėliai trumpomis rankovėmis dažniausiai yra tas drabužis, ant kurio daugiau nieko nevilkim. Ir tai yra būtent karštom vasaros dienom skirta apranga, plona medvilnė, plona medžiaga, trumpos rankovės, kad neperkepti saulėje.
Arba neskleisti kvapų. Taip. Na gerai, o dabar pereikim prie šortų. Ir šortai Lietuvoje išties galbūt ir populiarus drabužis, vyriškas drabužis, bet, sakyčiau, toks stilius, kokį šiandien rodome, ne visada matomas mūsų gatvėse. Tad kas žinotina apie šortus ir ką siūlytumėt mūsų Lietuvos vyrams pabandyti? Su šortais vėlgi, kaip gali matyti dabar žiūrovai skaidrėje, tai yra kairėje pusėje šiek tiek ilgesni šortai, dešinėje pusėje šiek tiek trumpesni, bet tiek vieni, tiek kiti jie yra aukščiau kelių. Ir tai yra ko gero svarbiausias momentas, į kurį reikėtų atkreipti dėmesį mūvint šortus, kad jie turėtų būti aukščiau kelių. Jeigu, tarkim, nusipirkot gražius, patinka, viskas gerai, jie yra truputėlį žemiau, tai ne problema, galima, kaip pirmos skaidrį matome, jos truputėlį atritoti ir tokiu būdu pakeisti jų ilgį. Kitas dalykas, ko reikėtų vengti dideliais langeliais, plačių ir su kišenėmis ir šonuose turinčius kišenės šortų. Taip, žvejo šortai. Žvejot su jais viskas labai gerai. Tas šoninės kišenės galima susidėti kabliukus, blizgės, voblerius, twisterius ir visą kitą įrangą. Bet jeigu keliauti kažkur tai mieste pasivaikščioti ar galų gale prie jūros, stilingai apsirengus pavaikščioti, tikrai ne. Tai irgi turėtų būti pakankamai siauri šortai, ne tiek siauri, kad neleistų atsisėsti ir su jais jaustumėtės nepatogiai, bet pakankamai gražiai prigludę ir tokie, kaip ir minėjau, aukščiau kelių. Tas jau aukštis kiekvienam asmeniškai iš tikrųjų. Nors šiuo metu, tarkim, pakankamai populiarūs, pakankamai trumpi ir ne visiems galbūt jie priimtini, bet nebūtina taip daryti. Tiesiog truputėlį bent jau keli atsiraitimai ir kokie, 3-5 cm virš kelių ir problema išspręsta. Ar gali būti šortai pateisinami itin karštą dieną, tarkime, yra vestuvių ceremonija, jūs esate svetys ir prie klasikinių marškinių su liemene priderinti klasikinio audinio šortai. Ar tai pateisinama, ar vis dėlto reikėtų paisyti tam tikrų reikalavimų šventinės aprangos ir nepasiduoti tam karščiui? Vėlgi, viskas priklauso nuo jaunųjų, kaip jau pasakys jaunieji. Tarkim, jeigu jos vestuvės vyksta pajūry kažkur tai, sakykime, smėlis, jūra ir visi apsirengia būtent tokiame stiliuje, tarkim, lininiai kostiumai, lininė medžiaga, laisvalakio tokia daugiau apranga, tai tikrai taip, ypač jeigu tai yra plus 30 ir jaunieji pasakė, kad tikrai taip galima rengtis, tai stilistiškai visą šitą dalyką suderinti tikrai galima. Ypač dar ant viršaus, pavyzdžiui, užsimetus kokį lininį švarką ir įsispyrus į odinius batus, tos vadinamus loaferius. Tikrai atrodysit stilingai, bet vėlgi reikia gauti pritarimo iš jaunųjų. Jeigu tokio nėra, tai geriau turbūt neimprovizuoti. Geriau turbūt tada neimprovizuoti ir tiesiog ar tai švarkas ir kelnes, ar tai kostiumas, šortų nereikėtų gal tuomet mūvėti. O ar leidžiami šortai, tarkime, penktadieniais darbovietėse, kur nuo pirmadienio iki ketvirtadienio dažniausiai yra oficiali apranga, o penktadieniais jau leidžiama šiek tiek laisviau rengtis, ar nepažeisime kokių taisyklių atėjęs šortais? Kalbu apie vyrus. Šiaip manau, kad neturėtų būti pažeistos tokios taisyklės, ypač, tarkim, jeigu tai yra džinsų diena ir tikrai leistina vaikščioti su džinsais, ir jeigu tai yra tikrai karšta diena. Be abejo, tai vėlgi nereiškia, kad tos pačius žvejo šortus galima apsimauti, įsispirti į tapkės, užsimesti kokią nors, nežinau, tenai žvejo striukę ir atkeliauti į darbą. Truputėlį reikėtų jausti saiką ir turėti tas ribas, bet vėlgi tas pats variantas, tarkim, šortai, marškiniai, ar tai su raštu, ar tai vienspalvė, tarkim, šviesiai mėlyni, balti, lygiai taip pat įsispiriami batai, galbūt netgi ant viršaus, tarkim, švarkas ar liemenė, jeigu reikia, gal ir kaklaraištis koks nors, kiekvienas pagal save tai renkasi. Tai toks aprangos variantas tikrai atrodys stilingai ir netgi nebus panašus į kažką tai, kas būtų kaip ir penktadienį. Tiesiog lygiai tas pats kaip paprasta diena, tiesiog kelnes pakeičiate šortus, dėl to, kad karšta. Kągi, Algirdai, dėkoju, tikiu, kad mūsų kalbos prišauks čia ir į Vilniaus miestą saulę ir galės išbandyti jūsų patarimus praktiškai vyrai, o aš sakau, iki kitų susitikimų. Ačiū. Iki.